Nu, aš manau, kad rungtynės buvo derbis Žemaitija ir buvo nemažai ir žiūrovų iš Telšių atvažiavo ir padarė irgi su mūsų fanai gerą atmosferą to rungtynių. Aš manau, kad pirmą kėlinį labai gerą turėjom, kad būtų puikiai gal trūko to įvartį mušti. Ir mes supratom, kad pirmą kėlinį jau buvo taip ir Džiugas jau antrą kėlinį tais biški taip, aišku. Ir norim, nenorim, žinai, kai tu nelaimi rungtynus jau keletą varžybų, to įtakoja ir po to būsina komanda psichologinė. Kai ateini antrą kėlinį, todėl jos jaučia, kad galėjo įmušti vieną įvartį pirmą kėlinį ir po to, aišku, jaučia šiek tiek antrą kėlinį. Toliau bandom žaisti, toliau bandom atakuoti ir turėjom dar momentus antrą kėlinį įmušti. Šiandien visiškai nepavyko įmušti įvartį, bet tikrai mes ten labai arti buvom. Bet duoda viltys to žaidimo. Žinot, čia reikia kartais to vieną pergalę, žinai, kad komanda atsibūstų biškį ir pasitikėtų daugiau savim, bet man labai patiko to energiją, kur komanda turėjo, labai patiko to žaidimų, kur rodo ir to norų vienas kitą padėti, tai buvo superinė ir aš manau, kad taip, jau tada jau yra komanda, kur tikrai galima iškovoti tos taškas, čia tikrai nepanikosim dėl tos pralaimėjimas dabar. Bet su tokia žaidimu, jo, įmanoma. Ne visą laiką taip gerai žaisim, bet su tokia noru, tai įmanoma bus. Kiek tos įtampos galbūt komandos Rūbinėje, atrodo, sezonas pradėtas pergalingai, vėliau 6 rungtynės arba taškas, arba nei vieno? Ne, matai, tos įtampos yra dėl to, kad taškų nėra. Tai čia tik tos įtampas yra, nėra kažkokia ten pykčių ar kažką. Visi supranta, kad dabar mums reikia, aišku, laimėti taškų, kad pradėti įsivažiuoti ir daugiau nieko. Tik liūdna komanda, daugiau nieko. Aišku, tos įtampas gal jaučiasi daugiau per pertrauką, kai tu matai, kad turėjai N progų ir po to neįmušiai. Ir tada gaunas taip, kad tu antrą kėlinį, žinai, supratai, kad neįmušiai, kai galėjai. Bet tikrai komandas stengiasi toliau. Tai yra liūdna. Laukia toliau tas intensyvus tvarkaraštis jau savaitgalį per Velykas rungtynės. Čia pliusas ar minusas, kad tos rungtynės taip tankiai vyksta? Tokia tvarkaraštė visi vienodai, tai tikrai niekas negali pasiskust. Tai tikrai aš neturiu jokio skundimo dėl to. Tai mums kaip duos, jeigu viskas vienodas sąlygus, tai mes galime žaisti, kaip federacija pasakys. O aišku, noris to visą pauzą, to savaitę. Tai gal kartas būna tos mikrotraumos ir nespėjom, žinai, atsigauti. Tai kaip treneris sakė, noris dirbti treniruotės ir taip toliau. Bet jeigu taip yra padaryta, tai mes taip ir žaisim ir eisim čia, turėsim varžybų, man atrodo, su Dainava, tai atiduosim maksimaliai ir to rungtynę.